Žemyndamas mus auksaspalviais lapais, kviesdamas paklajuoti po mišką, bet taip pat pavaikščioti ir gatvėmis. Dienas trumpėja, tamsusis paros metas ilgėja, o mes norime būti saugus ir sveiki. Todėl turime būti, pasako vaikai visiems, būk matomas! Stengsimės būti matomi visur visada, kad niekada mums neatsitiktų nelaimė. O su tokiu gražiu rudeniu mus nori pasveikinti Luknė. Prašau. Gandro sparnas sukas, klevo lapas čerška, linksmas traukinukas, rudenėlį veža, rieda per kalnelį, dunda per giraitę, ant kelmų kelmučiai šoka net sukaitę, dairosi kiškelis pro vagono stiklą, veža rudenėlis kiškį į mokyklą. Rudenį prasideda mokslo metai, ne tik vaikai, bet ir kiškiai keliauja į mokyklą. Ir džiugu, kad jau ir traukinukais, ne tik mašinom, kaip įpratę mes. Bet mes daugumą važinėjom mašinom ir šviesoforas yra tikras mūsų draugas. Jis padeda mums perėti saugiai gatvę ir vaikai matė, kaip rugsėjo 1 dienom, kad kur prie mūsų nėra šviesoforo, policininkai budėjo ir padėdavo pereiti vaikam gatvėje. Netgi matėm amsų. Taip, prisimenat? Va. Ir todėl Buratino grupės vaikučių dainelė apie šviesoforą. Prašom. Kaip dabar žmonės pereiškia gatvę, o tu jas pagauk. Nagi šviesoforė, pagauk tas paneles. Sugavai, ateikit į priekį, va čia ateikit spalvelės ir šviesoforai. Į priekį policininkas pažiūrės, ar aš teisingai viską darysiu. Va čia priekį, va, kad įsimatytų. Prašau, spalvelės. Nagi, sugauk. Štai raudona, eik per gatvę, nevalia. Dega geltona, pasiruošk nežiopsot. Dega žalia, eik per gatvę. Nebijok. Stipriausias balsas ir vyktų prie šviesoforo švieselę. Ir neįsilakstytų. Nori išdėti? Nebijok švieselę. Kur dabar čia? Bet be šviesoforo. Dar nori būti, prašau, pijau. O, dar šviesoforas kažką mums nori pasakyti, prašau. Kad jums Pasišiautų, įveikti tik pavojinga kelią, turi jos degti. Dieną ir naktį raudona
O be šviesoforo, kad mes būtume saugos gatvėje, mes dar turim turėti ką pijau. Prašau. Kai lauke tamsu, reikia atšvaitų, dėk ant kojos ant rankutės ir būk matomas vaikutis. Kai tave matys kiti, bus saugu visiems kely. Ir tėveliui, ir mamytei, ir broliukui, ir sesytei. Todėl visada būk matomas. Tikėkimės, kad mes visada būsim matomi. Šiandien susirinkome į jau 6-ąjį renginį Saugaus eismo saugumo bendruomenės ir 2014. Pas mus svečiuose dalyvauja šio projekto koordinatorė Virginija Šetkienė. Labai malonu, labai esam dėkingi koordinatoriai ir daug padeda mums. O aš trumpai norėčiau padėti, ką mes jau šiais metais konkursė eismo saugumas bendruomenės 2004 nuveikėme, kokie įvyko renginiai, o paskui suteiksime žodį svečiui. Priminsiu, kaip matome dalyvavome konkursą ir jį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos. Pasigirsime, kad 13 metais šiame konkurse pavienių bendruomenių grupėje vienijančių daugiau kaip 300 narių laimėjome 3. vietą. Dalyvavome prisiminkų apdovanojimų renginyje Valtuose. Štai direktorė Atima gauna padėkos raštą. Visa komanda apdovanota. Taip matome padėkos raštą. Tikslas yra šviesti bendruomenių narių saugaus eismo klausimais, siekiant mažinti nukentėjusių keliuose skaičių. Ir matome, uždavintis pagrindinis – skatinti mus visus saugiai elgtis kelyje, viešinti informaciją. Vis tik tai tvarkingiausiai atšvaitus nešioja rajoniniuose keliuose, pėsti vaikštantis arba dviračiais važiuojantis ir krašto keliuose. Gatvėse, vėlgi miestuose, taip pakankamai tvarkingai, magistraliniuose, kas yra keista, iš tikrųjų pagal taisyklės magistraliniais net negali nei dviratininkai, nei pėstieji vaikščioti. Bet tokių sutinkam ir mes vėlgi iškėlėm tą klausimą. Yra sustojimas, tarkim, Kaunas Vilnius kelio ruožuose, yra sustojimai ir žmonės išlipa stotelėse ir eina pakraščių
būtent magistralinio kelio. Kas turėtų būti neleistina, bet nėra sąlygų sudaryta, kad žmogus eitų pėsčiųjų taku. Tai iš karto klausimas, reiškia, infrastruktūra nesutvarkyta taip, kad mūsų pėstieji jaustųsi saugus. Dabar sutikom su atšvaitais 58% ir be atšvaitų 52%. Kaip reiktų džiaugtis. Su atšvaitais daugiau, bet galiu pasakyti, kad Jonavos rajonas labai pataisė statistiką. Yra taip, liemenė nėra privaloma, kada yra geras matomumas, reiškia dieną, jūs galite važiuoti be liemenės, bet privalomai tada dviratis turi turėti baltos spalvos šviečiantį žibintą priekyje ir raudonos spalvos šviečiantį žibintą gale. Jeigu tas žibintas tik bus, tai nesiskaito, tada jūs turit turėti liemenę. Bet jis turi tuo metu šviesti, kada jūs važiuojate.